Sveiki, esu Asta, milijonierė grožio ir verslo mokykla vadovė. Dirbu tiek su formalia, tiek nesuformalia programa, bendradarbiauju su užimtumo tarnyba, ruošiu merginas, moteris į darbo rinką su grožio procedūromis ir pastebėjau tokį vieną niuansą, kad merginos būna dažnai neišnaudoja visų savo galimybių. Mūsų klientai yra mūsų pajamų lubos. Tai reiškia, mes galime kuo puikiausiai suskaičiuoti, kiek mes galime uždirbti per dieną, per savaitę, per mėnesį. Tai yra pajamų lubos. Jeigu mes turim 24 valandas, mes negalime tiesiog uždirbti daugiau, nes arba turėsime jau nebemegoti ir galbūt klientai jau tokiu metu nebeateis. Tai ką daryti, kaip uždirbti daugiau? Prisidėti aktualius pardavimus. Atrodo, kas čia yra bendro tarp paslaugos teikimo ir produktų pardavimo? Ogi labai daug bendro. Mūsų klientės visada klausia mūsų rekomendacijų, ką įsigyti, ką pabandėjai, kas patiko, nepatiko. Ir būtent štai čia prasideda kita situacija. Jūs rekomenduojate pažiūrėti kažkokį filmą, nuvykti kokį nors restoraną, rekomenduojate produktus įsigyti populiariuose tinkluose, vaistinėse. Ir ką jūs iš to gaunate? Lygiai nieko. Geriausiu atveju ačiū gaunate. Už ačiū ilgai nepragyvensite, nuomos greičiausiai nesusimokėsite, mokesčių taip pat ir produktų nenusipirksite. Kaip pakeisti šitą situaciją? Ką galima dar daugiau padaryti? Galima išsistatyti aktualius produktus savo kabinete. Kas yra tie aktualūs produktai? Įvairiausi mašinos kvapukai, namų kvapukai, buitinė chemija, papildai ir taip toliau. Nes moteris vis tiek perka šitus dalykus. O kodėl ne iš jūsų? O kodėl ne jums uždirbti? Jos neperka iš jūsų todėl, kad jūs dar tiesiog neturite. O kad turėtumėte, jums reikia išsirinkti patikimą tiekėją. Aš pati bendradarbiauju su Aromatika 89. Tai yra lietuvių įmonė. Labai susižavėjau šitą įmonę todėl, kad jie skatina žiedinę ekonomiką. Visi produktai yra gaminami čia Lietuvoje, Lietuvos laboratorija, pakuojami mūsų lietuvių, siunčiami mūsų lietuvių ir yra tiesiog skleidžiama visa šita žinutė per visą pasaulį, kad šitų produktų įsigyti galėtų ir kitose šalyse. Tai jeigu esi grožio estetikos atstovė, jeigu nori uždirbti papildomai ir daugiau, neįdedant didelių pastangų, susisiek su manim, papasakosiu plačiau.